11 mėnulio diena. Dienos akmuo karneolis. Simbolis ugninis kardas. Energijos požiūriu ji yra stipriausia iš mėnulio dienų. Tai mistinės dieviškosios energijos pabudimo diena. Ką nors darydami bei priimdami sprendimus turite būti atsargus ir atidus. Ugninis kardas suteikia galią kaip ginklą, tad jeigu jūsų vidinis pasaulis nešvarus arba turite blogų kėslų, tas ginklas gali atsisukti prieš jūs pačius ir sunaikinti. Sapnai gali nešti naudingos informacijos, gali būti pranašingi ir išsipildyti 3 dienų laikotarpyje. Jei sapnas geras ir jame atliekate teigiamą vaidmenį, reiškia jūsų vystymasis vyksta teisinga linkme. Kartais tokiu metu nesapnuojate sapnų, tai reiškia, jog gyvenimas suteikia galimybę tiesiog atsipalaiduoti, nes ši diena nėra pati lengviausia. Šiandien prasidėjusios ligos, dažniausiai nenuspėjamos, yra pavojingesnės moterims nei vyrams. Taip pat jos pavojingos vaikams. Ne pati geriausia diena intensyviam gydymui. Tinkama diena pasninkavimui ir energetiniam išsivalymui. Energetinis centras šiandien yra stuburas, todėl sportuodami pernelyg jo neapkraukite. Šią dieną galite energetiškai apsivalyti per meditacijas. Atlikite tik būtinus namų ruošos darbus ir jei negalite jų išvengti, nustatykite ribą. Šiandien tvarkydami galite jausti, kad turite papildomos energijos ir galite lengviau atsikvėpti, bet pasistengkite laiku sustoti, kad neprarastumėte per daug jėgų. Pradėtus darbus šią dieną būtina užbaigti iki galo. Atsargiai elkitės su aštriais įrankiais pagamintais iš metalo, todėl net ir duoną geriau laužyti rankomis. Šią dieną krentantys peiliai ir šakutės pranašauja nesėkmę. Tai linksmybių ir emancipacijos diena, kai visi išankstiniai nusistatymai ir drovumas lieka užmarštyje ir įsiliepsnoja noras atlikti seksualinius žygdarbius. Meilės sąjunga šią dieną lydės audringas, bet netvarus geismas, todėl šią dieną neverta planuoti bendros ateities. Geriau parodykite rūpestį bei meilę, padovanokite savo mylimam žmogui dovaną. Tiems, kas vedė ir svajoja apie vaiką, tai viena geriausių dienų pastoti. Verslui 11 mėnulio diena gali būti laikoma viena sėkmingiausių per visą mėnulio mėnesį. Tačiau, kad ir ką darytumėte šią dieną, jums reikia sistemingo pasiruošimo apgalvojant kiekvieną žingsnį. Viskas turi būti daroma ryžtingai ir atkakliai. Tai būtina sėkmingo rezultato sąlyga. Tik tokiu atveju jums ir jūsų įmonėms bus padedama iš viršaus. Būkite pasirengę bet kokiems netikėtumams, nes planai gali išsipildyti visiškai priešingai. Tačiau pasitikėkite aukštesnėmis jėgomis ir atminkite, kad pralaimėjimas kupinas naujų, galbūt dar didesnių galimybių. Taip pat šiandien galite spręsti smulkius piniginius reikalus. Rizikingi veiksmai gali būti atliekami tik tokiu atveju, jeigu jums gresia pavojus.